Aš kai parodžiau prekybos stakaną, tai Kęstutis labai buvo nustebęs, tai prekybos stakanas jisai yra čia. Jisai rinkoje yra labai svarbus aspektas, praktiškai vienas svarbiausių indikatorių. Vienas svarbiausių indikatorių po apyvartų, po SMA linijų ir daug kitų reikalingų indikatorių. Taigi, aišku, žmogus jisai nusprendęs investuoti, jau kiek pasiklausai žmonių nuomonių, jisai tikrai sunkiai susigaudo visoje infrastruktūroje, kas, kaip, kur, kodėl turėčiau prekiauti, kokiom akcijom prekiauti, akcijų visokių įvairių yra, tai taip žmogus susiduria su daug problemų, bet esmė yra tokia, kad jeigu nori investuoti, geriau šiek tiek laiko skirti, pasidomėti rimtesniem rinkom, negu prekiauti keliom valiutų porom. Aišku, ten platformos labai patogiai jos atsidaro, labai greitai gali įsinešti minimalią sumą, ten, sakykime, 100 litų ir su jom prekiauti, bet tai yra veltui gaištamas laikas. Ir geriau šiek tiek daugiau laiko skirti, susipažinti su normalia platforma, kur tu matai realius sandorius, matai realius pirkėjus, realius pardavėjus, matai realų grafiko kilimo, kai pirkėjai perka, jo kritimo, kai pirkėjai parduoda, o ne vien tik tais grafika, kur, tarkim, jeigu brokeriai neišveda į realią rinką, tai jie gali patys tos grafikus papaišyti kaip nori ir jeigu mato, tarkim, kad 90% yra pasiėmę long poziciją, tarkim, pirkimo poziciją, tai jie labai nesunkiai jos gali išmesti lauk. Taigi, aš tikiuosi, kai perjungiau visi girdi, nes keista, kad pliusiukų nesideda. Tu, Kęstuti, girdi, viskas tvarkoja, ne? Girdžiu. Tai šiek tiek minutę atrasiu. Šiek tiek trumpai norėčiau aptarti, nežinau, ar visi žiūrėjo įžanginį seminarą, šiaip mačiau užsiregistravusių daug naujų elektroninių adresų, tai trumpai apžvelgsiu apie pačią Amerikos vertybinių popierių rinką, iš ko jinai susideda. Tai Amerikoje egzistuoja visų pirma 3 pagrindinės New Yorko biržos, NYSE, Nasdaq'as, Amex'as. Jų istorija yra labai sena. NYSE's istorija prasideda netgi 1792 metais. Buvo sudarytas pirmas sandoris. Nasdaq'o birža atsirado, kai buvo sukurti nauji kompiuteriai, naujos programos, tai Nasdaq yra grinai internetinė birža ir Amex'as yra birža, kur yra įsikūrusios naujos kompanijos. Naujos kompanijos, kurių maža kapitalizacija ir jų tikslas yra išaugti į didelę ar bent vidutinę kompaniją, tai į tokią rinką, į tokią biržą kompanijom yra patekti labai lengva, bet jas prekiauti yra labai pavojinga, nes jos dažnai būna pigios akcijos, bet nusipirkus pigių akcijų, jeigu kompanijai nepasiseka vadinamam startupui, tai galima labai greitai prarasti investuotas lėšas. Šiaip, kas liečia Amerikos rinkos, Honkongo rinkos ir visas kitas rimtas biržas, taip pat ir Londono biržas skaitosi 5 rimčiausio pasaulio rinkų. Tai
visas rinkas stebi labai griežti reguliavimo organai, tai kaip Security and Exchange Commission. Jie gauna šitą įstaigą, jinai yra išlaikoma valstybės, yra valstybės organizacija. Taip pat kiekvienas traderis, kuris moka komisinius, kiekvienas brokeris, kuris gauna komisinius, tam tikrą procentą sumoka būtent šitiem organam. Tai tarkim Amerikoje šitą organizaciją sudaro berods 15 000 darbuotojų, kurie atsakingi yra už visą šitą infrastruktūrą ir stebi labai griežtai kiekvieną akciją, kiekvieną market makerio darbą ir negali būti jokių machinacijų. Tai tarkim, kaip čia yra parašyta, jie atsako už kotiruočių reguliavimą naujai įmoniai patenkant į akcijų rinką, tai irgi kompanija, kuri patenka, gražų paveiksliuką parodysiu. Čia yra toks paveiksliukas, kur paskutinis žingsnis yra viešas akcijų išleidimas į rinką. Tai kuom skiriasi nuo kitų rinkų, ta prasme, Forexas ir taip toliau, kur yra valiutų rinkos, nėra jokių realių kompanijų, tai į akcijų rinką patenka kompanijos tik tais tos, kurios būna mažiausiai metus arba 2 stebimos šitų organizacijų, joms teikiamos labai detalios ataskaitos ir viską išanalizavus, jeigu mato, kad kompanija yra perspektyvi, turi gerus savo rodiklius, ji tik tais tada patenka į akcijų rinką. Šiaip labai gaila, kad klausimų aš nematau jokių užduodamų. Sekundę. Kas klausėsi įžanginį webinarą, tą paveiksliuką atsimena, bet norėčiau dar kartą pasikartoti, tai kaip vyksta visa prekyba. Tarkim, yra klientas, jisai turi internetą, prekybinis terminalas priklauso brokeriui, brokeris turi sudaręs sutartis su visom elektroniniam biržom. Elektroniniam biržom sakau todėl, kad Amerikoje egzistuoja NYSE, Nasdaqas ir Amexas, bet tai yra biržos, kurios turi realius pastatus, jos egzistuoja realiai, bet kadangi internetinė prekyba yra labai šiuo metu plačiai išvystyta ir pasaulio praktiškai 99,9% visų sandorių yra atliekami internetu. Tarkim, jeigu nuvažiuoti į New Yorką ir nueiti į tą biržą, jinai yra realiai veikianti, bet ta birža šiai dienai yra pustuštė. Tai visa esmė yra, kad mes prie prekybos terminalo matom realius orderius, matom realius pirkėjus, realius pardavėjus, kai išsiunčiam užklausą pirkti arba parduoti, interneto pagalba tiesiogiai sujungta interneto linija mums patenka į elektroninę biržą. Ir labai yra nesunku
atskirti, ar tu prekiauji realioje rinkoje, ar tu prekiauji kažkokioj vidiniai brokerio organizacijų, kuri neišveda orderių į rinką, tai yra labai nesunku pastebėti. Norėčiau panaikinti skaidrę. Tai sakykime, kad tarkim, jeigu yra rinkoje 10, 2, 2, 15, 15 lotų, tai reiškia 1500 akcijų. Jeigu atsiranda pardavėjas, kuris parduoda 1500 akcijų ir kaina, tarkim, nekrenta, arba atsiranda pardavėjas, kuris parduoda 100 000 akcijų, tai mes matom, kad orderiai yra neišvedami į rinką ir tai yra labai nesunku patikrinti. Tik tais žmonės susiduria su ta problema, kad jie nežino nei ką reiškia stakanas. Stakanas tai yra šiaip toks žodis vartojamas traderių, bet anglų kalboje tai yra level 2. Level 2 ir level 1. Level 1 tai yra pirmas kainos lygis, tarkim 33.11, 33.12, tai yra level 1. Level 2 jau skaitosi visas rinkos gylis į apačią. Tai mes atsidarę bet kurią akciją, mes matom, koks yra realus rinkos gylis, kiek yra realiai pirkėjai, kiek yra realiai pardavėjų. Mes galime maždaug įsivaizduoti savo rizikas, apsiskaičiuoti, kur yra daugiau likvidė akcija, kur yra mažiau ir taip toliau. Šiek tiek padarykime porą minučių pauzę. Aš noriu perjungti platformą, perkrauti, nes labai stringa. Ačiū. Taip, man atrodo, viskas tvarkoja. Šiek tiek buvo pakibę. Taigi, Kęstutį dabar atjungiau. Šiaip, ką norėčiau aptarti, gal šiek tiek skaidrių parodysiu, kur kiekvienas, kas bandė prekiauti, save pamatys, kokias galbūt klaidas yra padarę ir taip toliau. Taip, pradedančiam žinios reikalingos tik tos, kurias galite panaudoti tradingė. Tai kas pradeda prekiauti, susiduria labai su dideliu kiekiu informacijos, kuri nėra visa informacija reikalinga ir nėra visa informacija naudinga. Dėl to žmogui šiaip reikėtų labai geriau pasistengti, susirasti, tarkim, ar mokytoją, ar konkrečią kompaniją, taip toliau, kur jisai gautų sukoncentruotą
sukoncentruota informacija, bet ne visur, ne iš eilės visur landžioti po YouTube'us ir žiūrėti, kur kiekvienas pasakoja, kad jos strategijos yra teisingos, daug tų strategijų išklausius, jos pasirodo viena kitai prieštaraujančios, žmogus ima blaškytis ir viskas pasibaigia perdegimu. Tai ir svarbiausias esminis dalykas yra pradedantiem prekiauti, nusistatyti savo tikslus tokius, kad pačioj pradžiai jūs neuždirbsite pinigų ir net nereikia stengtis juos uždirbti. Pačioj pradžiai tikslas turi būti, kad mes stengiamės suprasti, kas vyksta rinkoje, stengiamės išanalizuoti, kaip veikia rinka, kokie yra rinkoje dalyviai, kokios būna strategijos ir taip toliau, kad mes suprastumėm, dėl ko vyksta dideli judėjimai, kada įeina fondai, kada išeina fondai, kada įvyksta gamybos avarijos, kada išeina, tarkim, kompanija gera naujiena, dėl ko jinai išeina ir taip toliau. Tai mes, jeigu visas naujienas ir visus įvykius matom po laiko, tarkim, pasižiūrim žinias, girdim žiniuose, kad kompanijai vakar ar užvakar ar prieš valandą įvyko vienas ar kitas įvykis. Tai visos tos naujienos yra visiškai nereikalingos, nes naujienos bent Amerikoje jos atidirba per pusvalandį, per valandą. Tai kai esi rinkoj, tu pamatai, kad vyksta dideli judėjimai, tu gali suspėti tą judėjimą. Bet jeigu tu nesi rinkoj, tu žiūri žinias, tai tu visur tik tai vaikštai iš paskos. Šiaip norėčiau įjungti, paieškosiu vieną grafiką. Arba grafikus gal šiek tiek vėliau, dabar skaidrės pereinam. Čia tokie žodžiai galit visose knygose rasti ir taip toliau. Nėra, aišku, čia psichologinės pamokėlės, bet esmė yra tokia, kad tradingė negali būti atsitiktinių pelnų, atsitiktinių sėkmės istorijų. Ir jeigu pasiklausęs žmogus, kai sako, kad padariau vieną ar gerą sandorį, tai visiškai tai nieko nereiškia, viskas remiasi į statistiką. Traderiai padaro per savo prekybą tūkstančius sandorių ir jeigu jisai nesupranta, ką daro, tai anksčiau ar vėliau vis tiek būna minusas. Tai svarbiausia yra pradžioj prekiauti nedideliais kiekiais, tarkim pradžioj 100-200 akcijų, kad geriau po truputį, jeigu jūs padarot pliusą nuolatinį, tarkim per mėnesį laiko jūs turit uždarytų 15 dienų į pliusą, tai jūs po truputį galite leisti savo didesnę riziką ir taip jūs savo depozitą didinsite nuo mažo kiekio iki didesnio jūs statote piramidę ir tarkim, jeigu kažkas jums gaunasi ne taip, jūs nuo tos piramidės einate žemyn. Gaila, aš paveiksliukų neturiu jokių, bet pas mumis yra tokia piramidė, yra 8 lygiai, kai pirmas lygis yra 100 akcijų, paskutinis lygis traderis jau prekiavo po 20 000 akcijų, tai pradžioje visų pirma reikia išmokti prekiauti su 100 akcijų, po to 200, 300 ir taip lipti aukštyn. Čia man skaityti nėra ko, šiek tiek permesiu.
Taip, dabar jums norėčiau šiek tiek grafikų parodyti ir esminius skirtumus Amerikos rinkoje, kai kiti sako, jog Amerikos rinkoje sunku uždirbti, Amerikos rinkoje nėra didelių judėjimų, tai nelabai suprantu, kas ir dėl ko taip sako, kai sako, jog Amerikoje nėra didelių judėjimų. Ir dažniausiai sako, kurie prekiauja valiutom, bet valiutom judėjimų visiškai jokių nėra. Judėjimai yra nuliniai, po 1, po 2 procentus, tai lyginant su Amerikos rinka, tai yra visiškai nejudėjimai ir tokias akcijas mes net nekreipiam dėmesio. Čia šitos grafikus berods rodžiau jau įžanginiam webinare kai kurios, bet tarkim yra Atsadija kompanija, jinai užsiema biotechnologijom ir mes matom, kad akcija per valandą laiko suformavus šiokią tokią bazę, pramušus į viršų, jinai per valandą laiko nukeliauja nuo 25.50 iki 28.50. $3 nuo kainos, jeigu skaičiuotumėm, kad ir nuo $30 gaunasi judėjimas 10% viso judėjimo. Tai jisai nėra nei didelis, nei nedidelis, tai yra normalus judėjimas. Akcijų rinkose paprasčiausiai netgi, jeigu nėra judėjimo potencialo bent 2-3%, į tokią akciją net nežiūrima yra traderių. Tarkim, čia vėl matom suformuotas trikampiukas nuo $49, akcija jinai nueina iki 52,50. Grafikas atrodo nelabai gražiai, tik tais matom, kad tarkim tokie grafikai susiformuoja Amerikoje algoritmų pagalba. Dar norėčiau pasakyti, jog aišku nuomonių yra visokių, bet statistiškai Amerikoje yra nuo 60 iki 70% visos prekybos sudaro robotai. Robotai yra vadinami HFT, High Frequency Trading, tai yra skirtingi robotai, skirtingi algoritmai. Šios robotus prižiūri market makeriai, paprasčiausiai jie su rankom operacijų neatlikinėja, jie užstato tam tikrą algoritmą, kad pramušus, tarkim, lygį, būtų užperkama akcijų, tarkim, pusę dienos arba vieną dieną, tarkim, jeigu rimtas institucinis fondas, jis tą akciją gali užpirkinėti ir iki 2 dienų. Jeigu labai rimtas, gali būti, kad ir savaitės tai gali užpirkinėti. Lygiai taip pat ta akcija, kai krenta žemyn, tai gali savaitę laiko išeidinėti iš pozicijų. Tai iš šito grafiko matom, kad yra aiškus susiformavęs algoritmas, kur visus tos algoritmus, tie algoritmai yra jie nustatyti specialiai būtent kažkokio investicinio fondo ar banko, kuris investuoja pinigus, tarkim, pensijų fondai, tai jisai negali būti čia atsitiktinis, tai yra visiškai aiškus algoritmas. Ir esmė tokia yra, kad kai traderis pamato, jog tai formuojasi algoritmas, jisai stato pliusinę piramidę, perka pramušus, dasiperka, ant atšokimo dasiperka dar poziciją, dasiperka ir jisai sėdi pozicijų tol, kol jisai nubrėžęs liniją, būna pozicijų tol, kol neišeina iš kažkokių rėmų ir aiškiai nesimato, kad algoritmo veikimas pasibaigęs yra. Amerikoje labai daug yra bazių, jas reikia išlaukti palaikymo lygių, kur grafikė irgi labai aiškiai atsispindi prieš didelius judėjimus, yra išmetami smulkų žaidėjai, kurie yra su smulkiais topais. Ir didžiausia traderių klaida tai yra nemokėjimas išlaukti tinkamą momentą, nematymas tam tikrų susiformavusių
figūrų ir neišėjimas iš pozicijos, kai reikia išeiti su mažais nuostoliais, negu ilgai sėdėti ir po to patirti didelius nuostolius. Tarkim, eina figūra, mes matom, kad čia yra nauja aukštuma, tai profesionalus traderis jisai bandys pirkti ir čia. Jisai šiek tiek bus pliuse, bet jisai, jeigu riziką valdo, pramušus ir paėjus į pliusą, jisai užsidaro, jisai nusistato stopą į nulinę poziciją. Tai tarkim būna situacijų, kai jisai neuždirba, bet jisai nieko ir nepraranda. Jis stopas išmetė, jisai laukia naujų progų įeiti. Ir prieš didelius judėjimus tie išmetimai, jie nieko nėra baisaus, svarbiausia neleisti savo didelės rizikos ir tarkim antrą kartą jau pramušimas atidirba ir jis atidirba labai stipriai. Atidirba nuo 40 iki 44, tai irgi sudaro daugiau negu 10% visų judėjimo. Ir laikas yra nuo 11.15 iki 12.15. Ir tokių grafikų akcijų rinkose Amerikoje galima per dieną prisirinkti minimum 20-30 tokių kompanijų mažiausiai galima atrasti. Čia matom irgi, aiškus yra algoritmas ir tas algoritmas yra įėjimo taškas yra aiškus ir mes tarkim jau šiek tiek kai akcija paina, mes jau matom, kad formuojasi algoritmas, mes galim drąsiai dasipirkinėti brėždami liniją ir statydami pliusinę piramidę. Statant pliusinės piramidės uždirbami yra nemaži pinigai ir rizika yra labai maža. Bet jeigu, kaip daugelis aišku mėgsta, tai viskas atsiremia į psichologiją, ima statyti minusinės piramidės, tai minusinės piramidės dažniausiai baigėsi labai dideliais nuostoliais ir bankruotu. Nes žmogus, jeigu jisai sau leidžia rizikuoti, tarkim, nuo sandorio $50, jisai jos prarasdamas 50 ir tai yra nemažai, tarkim, naujokui nuo sandorio jisai už vieną akciją, jeigu rizikuoja 5 centus, tai nuo 100 akcijų jisai rizikuoja $5 su saugiais stopais, tarkim, $5, kad ir pradedančiam, jeigu yra potencialas uždirbti 50, jisai praras, kaip ir psichologija įtakos per daug neturės, bet jeigu jam nukris akcija 20 centų, tai gaunas nuo 100 akcijų $20, jisai dar dasipirks, dar nukris, tai žmogus būdamas minuse 100 arba 200 $, tai jau yra labai sunku psichologiškai išeiti iš pozicijos ir jisai toje pozicijoje praktiškai gali susitaikyti sėdėti iki tol, kol akcija bandys atkilti, nors jinai anksčiau ir vėliau, jeigu bus tokia prekybos sistema, tai anksčiau ir vėliau bankrotas yra garantuotas. Taip kad su piramidžių statymu tai yra labai didelė ir naujokų klaida, ir patyrusių traderių klaida. Tai jeigu piramidės sugalvojat statyti, tai jos turi būti tik tais pliusinės. Ir jeigu tu matai, kad tu esi teisus, neužtenka vienoje vietoje nusipirkti. Ir dar pati didžiausia klaida yra, kai traderis jisai eina į poziciją, jisai mato mažą pliusiuką, tarkim, 20 centų, 30 centų, 20-30 centų, kai kalbu, tai yra viena akcija. 100 akcijų gaunasi $20-30. Jisai mano, kad, tarkim, aš rizikau 5 centais, aš pasiemu 20 centų, man pakaks. Bet tai yra labai didelė klaida, kai tu esi pliuse. Kai tu esi pliuse, tai tu privalai dasipirkinėti pozicijas ir tikėtis, kad tu sulauksi gero judėjimo, kuris suformuos, tarkim, 45 laipsnių, kaip čia judėjimo, kur tau išėjimo taškas bus aiškus, tarkim, nukrenta iki 34-70, bet kokią atveju išeini lauk. Tai tu tą poziciją gali statyti pliusinį ir jeigu jinai kuo tau toliau eis, tu jau prikaupi sau daug akcijų ir tu rizikuoji savo pliusinę poziciją ir jeigu tu išsėdi gerą judėjimą, tu tada uždirbi daug. Bet
ieškodamas tų gerų judėjimų, tu niekada savo neleisi pradžiai įeiti į akciją, jeigu jinai eina ne tavo pusę, dasipirkinėti dar. Jeigu eina ne tavo pusę, tu paprasčiausiai susitaikai su mažu nuostoliu ir viskas. Ir lauki geresnių judėjimų. Tarkim, kaip čia judėjimas matom, tai būna traderių klaida, kai jie nusiperka ir čia parduoda. Pamatę mažą judėjimą atgal, kurio kartais net nebūna. Tai mes matom, tarkim, lyginant su kitom bent jau valiutų rinkoje irgi, kad valiutų rinkoje trendų gražių sulaukti yra praktiškai tikimybė 1 iš 1000, kad tą dieną trendas gražiais, nes akcijos grafikas dažnai jisai keliauja pirmyn atgal ir, tarkim, norint statyti bent ar pliusinę piramidę, akcijos kaina jinai pasidaro vidutinė užpirkimo kaina, jeigu tarkim čia užsiperkam, čia kažkur tai vidutinė kaina mūsų gaunasi čia, tai labai volatiliuose akcijose, tai turime omeny labai aktyviuose akcijose, kurios vaikšto pirmyn atgal, tokių išsėdėti judėjimų yra neįmanoma, dėl to yra sudeginamos visos statomos pliusinės piramidės ir, tarkim, kaip Forexe labai sunku yra dasipirkinėti. Tu įėjai į tikslų tašką ir jame turi sėdėti, bet su didelė pozicija iš karto eiti į tiksliai tašką yra irgi naujokui labai pavojinga, nes jisai vieną minusą didelį patyręs, antrą minusą didesnį, jam psichologiškai bus apskritai sunku eiti toliau į sandorius. Ir pagrindinis posakis toks yra, reikėtų bet kuriam naujokui užsirašyti ant lapo, ant sienos pasikabinti, kad jog traderis, investuotojas, nesvarbu kas būtų, yra nesvarbu, kad jisai praranda, sakykime, patiria nuostolį, bet svarbu, kiek jisai būdamas neteisus praranda. Ir kai jisai yra teisus, tarkim, yra pliuse, tai kiek jisai būdamas teisus jisai uždirba. Nes kažkodėl žmonių psichologija veikia antrai. Jisai, jeigu praradinėja pinigus, tai jisai per vieną kartą jisai praranda jų labai daug. Jeigu jisai uždirba, kažkodėl jisai uždirba po labai labai nedaug. Tai visa sistema, bent jau prekyboje, yra, kad tu privalai ieškoti potencialo, kad bent jau uždirbti santykių 1 su 3, 1 su 4, 1 su 5 ir dar daugiau, 1 su 10 ir 1 su 20, tai tarkim, jeigu tu rizikuoji 5 centais, tu privalai ieškoti potencialo, kad tu uždirbtum bent jau 20-25 centus, tai tarkim, jeigu dolerį skaičiuojant nuo 100 akcijų, jeigu tu uždirbi 5 centus, jeigu tu prarandi 5 centus, kad tu uždirbtum bent jau 20-25 centus ir toliau sėdėtum judėjimą. Bet naujokų ir kitų jau daugiau patyrusių traderių pagrindinė bėda yra ta, kad jie nesugeba išsėdėti pozicijose, kai jiems realiai neša pelną. Ir kai jiems neša nuostolį, tarkim, tai jie kažkodėl negali su tom susitaikyti. Ir reikėtų suprasti rinkui, kad nėra pinigų iš kažkur jų atėjusių, pinigai yra pirkėjų ir pardavėjų. Rinka, tai iš ko jinai susideda iš pirkėjų ir pardavėjų. Tai jeigu yra pirkėjai, yra pardavėjai. Jeigu vieni uždirba, tai kiti praranda pinigus. Ir tarkim, aišku, čia kaip yra šiame grafike pavaizduota, tai kom skiriasi akcijų rinka, tarkim, nuo valiutų rinko, kad akcijų rinkoje yra tikrų pinigų. Tarkim, kaip šitas grafikas, tai nėra grafikas, kad žmonės būtinai praradinėja pinigus, tarkim, būtent šiame laikotarpyje. Čia visiškai aiškiai matosi, kad išeidinėja iš pozicijų kažkoks stambus bankas, investuotojas, institucinis
bankas ir taip toliau. Tai tarkim, kalbant apie rizikas, sakykime, jeigu žmogus, tarkim, pamatė range vadinamą, range'as tai yra, kai akcija stovi kažkokiame kainos diapazone ir tarkim, šioje vietoje mes matom yra apyvartos. Šioje vietoje yra apyvartos, tai čia bet kokiu atveju buvo surenkamos pozicijos. Kažkas pirko, kažkas pardavė. Per 2 valandas, ne per 2, per valandą laiko susipirko kažkokią koncentraciją žmonių, tarkim, akcijų. Tai tu užsistatai tikslą, kad akcija, tarkim, aš dabar neturiu dienio grafiko šalia, bet jeigu tau pramuša tavo lygį, tu užsipirkai akcijų, tu eini lauk. Tu prarandi kelis centus, nes tavo tikslas buvo, kad akcija eis į viršų. Jinai nepaėjo, tu akciją pardavė nieko nemąstydamas. Ir kas būna su tais, kurie, tarkim, nusipirka ir jie bando čia dar nusipirkti, čia nusipirkti, jų bendra pozicija eina visi minusą ir paprasčiausiai galų gale jie palaidoja visą depozitą ir lieka nulyje. Tai traderių užduotis yra ir nežinau čia pas ką kokia patirtis yra, bet ir akcijų rinkos, ir šortė turbūt ir foreks'e turbūt jokios naujienos nepasakysiu, kad akcijas galima tiek pirkti, tiek parduoti skolintas akcijas. Skolintos akcijos vadinasi short pozicijos, kai tu, tarkim, neturėdamas akcijos, parduodi akciją skolindamas iš brokerio. Tai reiškia, jeigu lietuviškai kalbant, kad tu, tarkim, matai akcija krenta, tu siunti short užsakymą į biržą ir tai reiškia, kad jeigu pažodžiu išversti, kad tu sakai brokeriui, kad paskolink man, tarkim, po 43 akcijų ir aš tau jas atpirksiu šiandieną, atpirksiu kitą dieną, tai yra nesvarbu. Ir tarkim, tu pasiskolinai iš brokerio akcijų, jisai tau paskolino po 43, tu esi short pozicijai, akcija krenta, tu dar skolintas akcijas parduodi ir tu jam atpirki, tarkim, po 41, kad ir 50. Tai gaunasi, kad tu turi šitą skirtumą, tai yra vadinamas short pozicijos. Taip kad akcijose yra šiaip patyrę traderiai ir daugiausiai uždirbtų pinigų, tai yra būtent per krizės, kai jos yra laukiamos, mėgiamos, yra labai stiprus ir dideli judėjimai, tai kas yra tam pasiruošęs, laukia, tai jie visą laiką labai pasididina savo kapitalą, bet tie, kurie yra įsitikinę, kad akcija turi kilti, yra long pozicijose, tai jie dažnai ir labai dažnai patiria labai didelius nuostolius ir bankrutuoja ir taip toliau. Tai va šiek tiek dar grafikų, tarkim, va kaip būna. Šiaip kas, tarkim, prekiauja opcionais, futuresais, foreks'e, žino strategijas, trikampių strategijas, žino strategijas pramušimų, naujienos, kai išeina, dar norėčiau paminėti, kad bent jau Amerikos rinkoje yra daug daugiau strategijų, tokių kaip pump and dump, žodis galbūt pasirodys juokingas, bet pump and dump strategijos, tai yra, tarkim, kai gal yra kas nors girdėjęs penny stocks. Penny stocks tai yra pigios akcijos, kai akcijos kaina, tarkim, per dieną, per 2 pakyla iki 200–300% ir jinai kaip pakyla, taip jinai ir nukrenta. Tai
tokių akcijų rinkai taip pat galima išlaukti per savaitę būna nuo 5 iki 10, tai kas prekiavo būtent šitą strategiją, prekiavo šitą strategiją, geriau turėti vieną strategiją ir ją profesionaliai išmanyti, tai vat Pump and Dump yra tokia strategija, kurioje tu laukia pigių akcijų, kol jos pakils 200-300% ir tu jas tada skolinės ir pardavinėjai. Tai čia žmonėm, kurie turi nedidelius depozitus, bet nori su daugiau akcijų prekiauti, tai jos labai yra tinkamos. Bet ją taip pat reikia gerai išmanyti, literatūros lietuviškos nerasit, kam įdomu bus, galėsiu bent kažkokią metodologinę medžiagą duoti. Ir Pump and Dump, aišku, strategijos, jos yra pigios akcijos. Pigios akcijos tai yra labai svarbi sąlyga pigus komisiniai. Jeigu jūs prekiausite, tarkim, per bankus ar per brangius brokerius, tai paprasčiausiai nusipirkus, tarkim, 1000 akcijų po $1 ir sumokėjus komisinius, tarkim, 100 akcijų $7, tai gaunasi 7 centai akcijai, tai jūs jeigu uždirbsite, kad ir 20 centų, tai praktiškai jūs paliksite 30-40% pelno brokeriui. Tai pigus komisiniai yra labai svarbu. Ir tai va, tai yra čia grafikų šiek tiek aš buvau praeitą kartą čia pabraižiau, tarkim, kaip yra, kokie yra judėjimai ir ką reiškia, tarkim, kai žmogus neturi rizikos kokio valdymo. Tai jeigu mes matom, kad akcija krenta į apačią, tai mes būname joje tol, kol jinai krenta į tą apačią, bet mes nusipirkę čia, nesitikim, kad jinai šiek tiek atkilus judės dar begalybė į apačią. Yra tech analizas, kuris yra linijos algoritmai, tai jeigu mes matom, kad akcija, jinai, aišku, nebekrenta, tai nereikia iš akcijos tikėtis, nurodinėti rinkai, kur jinai turi eiti, kokią pusę turi eiti. Tai jeigu mes matom, kad jinai jau apsisuko, tai mes pakeičiam savo poziciją, laukiam tada kito judėjimo. Tai yra V formos apsisukimai, V formos apsisukimai atidirba 70-80% tikimybė, tik traderių užduotis yra atrasti tokių judėjimų. O kad atrasti tokių judėjimų, tai reikalingos profesionalios platformos, reikalingi filtrai, New High, New Low, kur mes galime atrasti tos judėjimus laiku, nes judėjimai, kurie jie yra po laiko, tai jos yra, aišku, gražu pažiūrėti, bet jeigu mes nieko iš to neturim naudos, tai jie nieko verti yra. Tai būtent intraday prekybai taip toliau reikalingi filtrai, mes matom, yra filtrai New High, naujos viršūnės, New Low, tarkim, yra nustatyta akcijos, kurios čia yra filtruose, kurios čia pasirodo, jos yra minimum čia nukritusios 50 centų arba minimum 50 centų pakilusios. Tai mes filtrų pagalba galime atsifiltruoti ir matyti tiksliai, kokios akcijos yra bent mažesnį, didesnį parodžiusios judėjimą. Ir mes atsifiltruojam nuo informacijos, kad mes nematytumėm akcijų, kurios šiandieną niekur nejuda ir iš jų išradinėti dviračių tikrai nereikėtų. Tuoj kelias sekundės patikrinu, ar viskas veikia, ar vienas su savim nekalbu. Gavau klausimą čia tokį, ar verta pradėti prekybą akcijomis, jeigu negali kokybiškai skirti laiko nuo 8 iki 17 valandos. Tai
būtent Amerikos akcijų rinkos, bent man irgi pradžioje tom patiko, kad prekyba prasideda mūsų Lietuvos laiku nuo 4:30 iki 11 vakaro. Jinai tęsiasi žiemos laiku, yra iki 10 vakaro, nuo 3:30, bet ir tai, kai persisukinėja laikas, tai būna 2 savaitės būna laikotarpis, kai vyksta iki 10, nes Amerikoje laikas persisuka 2 savaitės anksčiau negu pas mumis. Tai kas tarkim, ar dirba kažkur taip toliau, tai vat būtent vakarais kaip tik yra puikios sąlygos mokintis stebėti rinką, nes mokintis ne rinkui, mokintis knygą skaitant ir nestebint grafikų, nestebint level 1, level 2 rinkos gylio, vadinamų stakanų, tai jisai naudos tikrai netikiu, kad atneš toks mokslas, tai vis tiek reikia būti rinkai, stebėti situacijas, matyti, kaip kas vyksta, yra koreliacijos, yra, tarkim, S&P indeksai, naftos mes matom, auksas ir kas su kom kaip vaikšto, tai viską po laiko žiūrėti naudos nedaug tedos. Tai va, tai tas klausimas, ar verta pradėti, jeigu nėra kokybiškai galimybė skirti laiko nuo 8 iki 5, tai jau kai išmoksta traderiai, tai jie prekiavo būtent Amerikos laiku ir nuo 8, būtent čia toks laikas yra persiverčia, kai žmogus jisai gal šiek tiek neįprastas darbo grafikas gaunasi, kai kiti dirba nuo 8 iki 5, tai čia yra tas darbas, kai visi dirba, tu dieną turi laiko, o vakarė tu sėdi prie rinkos. Tai žmonėm aišku, jeigu, atsiprašau, iškitiliau galima. Tai jeigu žmogus yra pripratęs, aišku, daug metų dirbti nuo ryto iki vakaro, tai čia šiek tiek reikės persiorientuoti. Ir rinka jinai dirba. Vakarais mes matom, tarkim, laikrodį, pas mane yra čia Amerikos laikas nurodytas, tai yra šiuo metu 8:30, pas mumis yra 8:30. 8:30 jau to ir seminarą reikės baigti, tai yra 8:30, tai va, Amerikoje yra 8:30, rinka dirba iki 4 Amerikos laikų, tai mūsų laikų gaunasi iki 11 vakaro. Patys aktyviausi judėjimai būna ryte ir pats geriausias laikas būtent tech analizai, saugiems įėjimams, tai laikas yra būtent nuo 1:30, nuo 2, tai vat mūsų laikų nuo 8:30, nuo 9 ir iki vakaro. Tai daug būna susiformavusių figūrų, susiformavusių bazių, taip toliau, kur įėjimas yra saugus su mažu stopu. Nes pradedantiems iš ryto prekyba yra nerekomenduotina, nes aišku, po laiko atrodo grafikas gražiai jisai nujudėjo, tarkim, į apačią, bet ryte yra labai didelės rizikos, spredai yra dideli, spredas tai reiškia, kai yra čia kaina 21,20, norintis pirkti, norintis parduoti 21,22, tai spredas yra minimalus 1 centas. Ryte toj pačioj akcijai mes galim pamatyti spredą, tarkim, 10 centų, tai mes įėję su 100 akcijų iš karto būsim minuse $10. Tai ir jeigu dar įpais šiek tiek ne jūsų pusę, tai rizikos yra didelės ir geriau nesišvaistyti. Sakiam, rizikom jau aišku, kai gerai išmanai stakaną, matai tiksliai palaikymo pasipriešinimo lygius, tada jau po kažkiek laiko galima bandyti. O šiaip pačioj pradžioj geriau neskubėti. Čia pas mane kairėje pusėje yra visą laiką SPY indeksas. Naftą atkelinėje. SPY indeksas. SPY indeksas, mes matom, koks yra grafikas SPY indekso. Tai kas prekiauja Forexe, kas prekiauja ateities sandoriais, kas prekiauja naftom, įvairiom taip toliau, tai turbūt tokių grafikų mato kiekvieną dieną ir tokiam grafike išpešti kažkokį trendą, tai užduotis yra, nežinau, kurioje čia vietoje reikėtų ar algoritmai matyti, ar trendą, tai
čia yra, jo, tu gali užsiiminėti skalpingu, trumpalaikiam spekulacijom, bet čia irgi palaiko. Atrodo viskas tik tais, kad galėjai čia nupirkti, čia parduoti, čia nupirkti, čia parduoti, bet realybėj viskas yra kitaip. Tai ir būtent Amerikos akcijose yra tas pliusas, kad tu turi daug labai pasirinkimo. Pasirinkimas yra 7000 akcijų, būtent New Yorko biržoje NYSE prekiaujasi šiuo metu virš 4000 akcijų, Nasdaq'e yra beveik 3000 ir likusios Amex nuo 3 iki 350 akcijų. Tai S&P indeksą tai yra 500 galingiausių kompanijų sudaro, tai yra jau daugiausiai dideliai brandai, didesnės negu vidutinės kapitalizacijos kompanijos. Ir jos tarpusavį labai koreliuojasi, o traderių užduotis yra kaip tik atrasti kitas akcijas. Tai didžiausia traderių klaida yra, kai jie bando šokinėti tokius grafikus ir neturėdami aišku kito pasirinkimo, jeigu jie yra pas jos pasirinkimas iš 10 grafikų vienas, bet kai tu turi daug pasirinkimo, tai tu žiūri į gražius grafikus, o ne į bet kokius grafikus ir bandai įvirati išrasti. Tai va, šiam kartui tiek, tikiuosi surinksim dažniau webinarų, ne taip dažnai jos darom, daugiausiai webinarų yra rusų kalba daromi, bet daugelis prašė irgi pas mumis bent Lietuvoje iki 30 metų, tai jaunimas jisai rusiškai sunkiai kalba, tai nusprendėm, kad ir lietuviškai reikėtų webinarų padaryti, nes informacijos bent jau, kas nori prekiauti į knygynus nuėjus, knygų nusipirkti, galima nusipirkti knygą, ten kaip uždirbti iš akcijų yra raudona, stora knyga. Ją galima pasiskaityti, pastudijuoti, bet ten yra gražių grafikų, tik esmė ta, kad ten yra visi grafikai 60, 70, 80, 90 metų. Tai ta informacija yra gerokai pasenusi. Aišku, psichologija žmonių nesikeičia jau tiek laiko, kiek birža egzistuoja, bet vis tiek informacija nuolat turi būti jinai atnaujinama, traderis turi nuolat naujų galimybių ieškoti ir naujas strategijas pritaikyti, nes jeigu, tarkim, mūsų strategija yra ieškoti apsisukimų iš apačios į viršų, bet jeigu rinka yra krentanti, nafta krenta, visą kitą ir jinai krenta jau daug laiko, tai mes turėdami, tarkim, aklai tokią sistemą, mes paprasčiausiai praradinėsim pinigus. Jeigu mūsų sistema bus prekiauti trendus į viršų, bet jeigu visa rinka krenta, tai mūsų strategija jinai veiks tol, kol, tarkim, eis visa rinka į viršų. Taip kad aktyvaus traderio užduotis yra kiekvieną dieną bent jau stengtis būti rinkoj, jeigu neišeina domėtis rinką, žiūrėti, ar tu šiandieną gali prekiauti su savo strategija, ar tu gali įeiti, kokios tavo rizikos ir taip toliau. Ateityje tikiuosi stengsimės ir į mūsų internetinį puslapį įmesti šiek tiek informacijos, straipsnių ir taip toliau. Tai va, tai norėčiau palinkėti atsirinkti teisingą informaciją ir stengtis domėtis rinką, nes bent jau procentaliai Lietuvoje investuojančių, lyginant su Amerikos statistika, yra 1,2–1,6%, tuo tarpu Amerikoje investuojančių, kurie sudaro bent po vieną sandorį per mėnesį, yra 47–48%. Japonijai 49%, Kinijoje beveik 80%, tai ten praktiškai yra močiutės turi atsidariusios sąskaitą, tik tais
pas mumis šiek tiek yra mažai informacijos ir aišku, Forex'e turbūt yra kiekvienas bandęs, nes yra labai viskas lengva, tik tais ateities perspektyvos labai miglotos. Kam įdomu bus, kas norit šiaip apie akcijas pasinagrinėti, apie akcijas, pasiskaitinėti, tai yra labai geras saitas finviz.com. To aš parodysiu jį. Pasinagrinėkit laisvalaikiu, pasižiūrėkit, kokiu akcijų būna, kokie grafikai būna, kokių situacijų būna, kad nesakytumėt, kad aš pririnkau kažkokių grafikų netokių, tai jis yra suprantamas tas puslapis, tik tais yra čia labai daug informacijos, tai pasinagrinėkit, jisai yra labai informatyvus ir kas nori prekiautis, nori investuoti, taip toliau, tai čia traderių investuotojų yra pagrindinis informacinis puslapis finviz.com. Tai yra žemėlapis, tarkim, čia yra 500 galingiausių kompanijų pagal dydį, tai yra pagal dydis to kvadrato yra įmonės vertė, tai yra kapitalizacija. Tai matom, kad iš viso žemėlapio, iš 500 kompanijų Apple'as yra pats didžiausias, Google'as yra vos ne antroji vietoje, Microsoft'as ir taip toliau. Tai va, žodžiu, geras puslapis yra ir jeigu kokių kils klausimų, taip toliau rašykit į Skype, į paštą, skambinkit telefonu, kom galėsiu, tam padėsiu. Tai va, linkiu netingėti, pasidomėti, kur esate ir daug įdomiau iš tikrųjų prekiauti realiom kompanijom, negu investuoti į, tarkim, kažkokį skirtumą, neaišku kokių instrumentų. Gerą vakarą visiems, ačiū už dėmesį. Kęstučiui irgi ačiū. Ir viso gero visiems. Iki.